Sveiki. Sveiki. Mes vakar, kai grįžom, nieko nedarėm, nefilmavom, pavalgėm ir jam parodysim vėliau tikriausiai. Taip, nes reikia rodyti, kai jau biškai apjauki. O dabar mes einam į didesnį marketą. Let's go! Viskas šlapas plytelis kažkaip. Nežinia, kur esam. O, tiesiog, kiek čia galima dirbti virš? Aš tiesiog pradedu suprasti, kodėl šitos šalės mažiau miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Basein? Insane. Kodėl čia taip gražu? Žinok, literaliai noriu biškį perėti. Taip. Wow, žiauriai nice. Mes jau viską aptarėm. Tai čia buvo teatras ir priešais sėdėdavo žmonės, apačioj čia scena. Very nice. Tiesiog gali užeiti ir pažiūrėti. Mano siela gyja. Taip kartais atrodo, kad šilta, kartais nebaisiai. Išėjom ir tai saulės nebėra ir nebeatrodo taip šilta. Yeah. Tai mes susipirkom 3 bandeles, keksiukai kažkokie ir viena sūri bandelė. Parduotuvėj buvo labai juokinga, nes mes norėjom pradėti dėtis bandeles, bet nelabai supratom, kaip veikia sistema. Pabandysim iš kitą kartą įdėti filerį į telefoną nufilmuoti, kaip dedasi jas. Jo, mes nesupratom. Pažiūrėjom, ar galima maišyti vieną maišelį bandeles. Galim. Ir paragausim dabar. Labai skanu. Gerai, nu žodžiu, paragausim bandelę. Kur sėdum? Mes sėdim 28 tramvajui. Legendinis tramvajus. Aha, sėdim šalia vairuotojo, realiai. Opa, ir mes užėjome. Wow, kaip jis čia vairuoja. Sveiki atvykę į Lisabonos karalystę. Man nuo ryto truputį skauda iki duobę. Toksai, žodžiu, jau pamesiu akį, nebematysiu toj. Tai išgėriau vaistą. Labai žavai. Tai iš tikrųjų dabar supratom, kad atėjom į kapines čiūjų čia. Tiesiog, nes čia. Bet mums tiesiog smalsu, ar čia tikrai tokio dydžio kapinės. Tai einam Biržiškos antkapį. Gerai, kuo arčiau eini, tuo mažiau panašu į Biržišką. O, čia tokį vaizdą, karočią, priėjom. Tai vat, iš tikrųjų tas miškas, kur mes ten matom, galvojam, nu nežinau, kiek kalbėjom apie jį, visų čia va tas va. O, čia tiesiog panorama, visą kitą. Čia kur gyvena, tai crazy. Pasižiūrėk dabar, tik tai dėl įdomumo. Crazy, ir va ten va, pačioj dėdukas šluoja. Bet tas kvapas, tai čia yra jūra, nu taip, manau, iš uosto, ne? Toksai atsinešantis. Negardu. Atėjom. Nebe tokia aukšta, nebe tokia galinga. Kokia, žiūrėkit, Milda reference kokio dydžio šitas. Va taip, va. Bažnyčia tai uždaryta atrodo, tai net nepažiūrėsime, gal kaip vidai atrodo. Bažnyčia iki Dievo namai, kaip jas gali uždaryti. Turiu visada atidaryti. Visada? Va. Prakartėlė. Geresnė negu Vilnių. Einam. Marčiau, Mačiau. kaip Portugalams sekasi su krepšiniu? Taip, kaip jų kašiai atrodo, nežinau, ką čia reikėjo. Čia aikštelė tokia. Tu mes tokį ir Nepolį buvom matęs. Iš Lankau ne kažkas likę, nu, Kroatskoje krepšinio aikštelė toks ir miestas. Šiaip tai fainas toks gardelis, bet šiaip tai baisu. Tokia gardė kažkokiam tokia. Bet čia jau kažkaip net nebėra, čia nieko nebėra. Kokia siaura čia trajekas, tai kito. Nu, bet žinai, sakau, kiek Portugalija talento sugeneruoja, tai kas turi. Bet kartais Žalgiris vis tiek paima. Portugal? Confidence is compliments from strangers. Milda, kas čia? Čia
Atvirutė. Ten vidury, žodžiu, yra kelių aukštų, pačiu viršų mašinos važiuoja, o vidury mes matėm traukinys važiuoja. O, wow, ten Rio de žemi. Nesupratom, kur atvažiavom. Kur mes? Ir kodėl pas tą mergą buvo... Pakelis sėdėlis. Deniras varpas. Milda sako, kad čia ponas Deniras pats praėjo. Ten Rio, o ten Deniras. Eina savo. Dar ką turiu pasakyti, o jie mūsų apšiai nemato. Žodžiu, man kažkas jų bairis yra, bet man labai skanus yra jų vanduo iš parduotuvės tiesiog. Labai galimai viskas nefokuse, ne? Aš norėjau bėgti paskui tave. Smagu, vėjas pučia, tai utiutiu jau riuščių girdžit viską. Nu va, tai ten matosi tas tiltas. Pasako, kokią jis ilgio. Marčius sako, o tai jisai gal didesnis už San Francisco? Milda sako, ne, tikrai nedidesnis, kad tu neusišneki Ameriką. Marčius sako, o kada tu paskutinį kartą buvai San Francisco? Tai va, ir tada aš paguglinau. Ir sakau, Mildai, Tai žinau, kad visgi šitas aparatas visas. jis yra ilgesnis už San Francisco tiltą, bet žodžiu, šitas yra ilgesnis, didesnis. 6 juostos viršui ir 2 apačioj traukiniam. Insane. Net kai jo važiuoji. Iš Lisabonos pervažiuoji į San Francisco, atsirandi Rio de Žaneire. O ką žinau dabar? Hello, Belém Tower tour, thank you. Hello, you want Belém? Thank you, okay. Jis sako, kad čia Belém boksas. Nu, ne, kažkur ten. Aš nežinau. Kiek toliau yra dar Belém boksas? Kilometras. Nu, to pradės tam. Ne tuoj, 5 pradės tam. 4 dabar. Tai ne tuoj. Kiek tūkstančių žemės? Nedaug. Tai daugiau. Kodėl? Tai mažesnis žingsnis. Mano dideli žingsniai, aš tokiais žingsniais vaikštau. O tu vaikštai, va tokiais žingsniukais. Dabar mes pažiūrėsim, kur yra Belém Tower. Where Belém Tower? Nes jau biškį supikau ant jo. Ant Belém Tower. O va čia yra Belém Tower. Ir bijau, kad ten tas. What this? This is monument kažkoks. Monument for what? Nu, Belémo bokštas. Mūsų didingasis. Va, čia tai statinės. Jo, aš norėjau pasakyti, kad jau smagu, nes čia mažiau saulės ir nebėra viskas peršviesta. Tikrai taip, filmuok, nes aš žinok negalėsiu nieko nufotografavus būsiu, o reikės parodyti Jeronimą Milį. Čia labai gražu. O, bet čia tai baseinas. Marčius sakė, kad čia baseinas. Žiūrėkit, dabar čia baseinas. Čia net nesimaldo tie paukščiai. Jeigu dar būtų šiltas vanduo, tai aš lipčiau. Kaip tu manai, ką tai reiškia šitos surakintos kėdės? Ar tipo, jeigu imsi vieną, tai 2 jau nebepakelsi? Taip, jisai atrodo kaip katamaranų nuomininkas, nuomotojas. Kas? Trečia serija, va tokių va laiptų. Per kančias į